Kas tas yra PIP? PIP yra Percentage in Point. Tikriausiai esate matę jau grafiką ir tai yra, kai laikas, apačioje mes matome keičiasi laikas ir po dešinę į viršų keičiasi valiutų kursas. Ir čia yra tas pats pavyzdys su GBP USD ir matome, kad keičiasi valiutų kursas. Jeigu pasikeičia, čia yra kaina jau rašyta, tai yra linija, ties kuria šiuo metu kaina yra. Ir mes matome 1, 2, 6, 5, 8, 1, lygiai kaip čia. Tai PIP, vienas pipsas, reiškia yra ketvirtas skaičius po kablelio. Tai yra 1, 2, 3, 4. Ir jeigu šita kaina pasikeis į 1, 2, 6, 5, 9, 1, vadinasi, mums kaina pajudėjo per vieną pipsą. Tai visą laiką, kai mes matome rinkoje judesi, mes galime apskaičiuoti, kiek pipsų pajudėjo. Bet nereikia visko taip komplikuoti. Yra tam tikri įrankiai TradingView, tiesiog pamatuoti ir gali jums pamatuoti ir iš karto paskaičiuoja, kiek pipsų. Matote, čia parašyta 8,8 ir čia irgi yra žymės, nuo kurios vietos mes matavome, ties šitom rodikliam pažymėta. Ir jeigu vieną kainą atimtume iš kitos kainos, čia būtų ir tas būtent skirtumas. Tai vėlgi pipsas yra ketvirtas skaičius, tai 1, 2, 3, 4, 8,8 suapvalinus yra būtent pipsų. Tai taip galite žinoti, kiek yra pipsų ir tai yra labai svarbu tam, kad valdytumėte atitinkamai riziką.